Sveiki, pakalbėkime apie oro erdvę, nes gal ne viską išaiškina ta mūsų valdžia, kariuomenė, NATO ir taip toliau. Tai dabar pirma, mūsų oro erdvė. Kodėl drono nenumušinėjo? Nes paaiškino kariuomenė papildomai, kad yra taikos metas ir kariuomenė pasienį nebūdė. Tai teisingai ir išaiškino. 5 kilometrai šiaip tai neturi teisės būti pasienyje, bet būna ten. Aiškino, kad ten jų poligonas ir matyti jau ganėtinai kokiom notom net apsikeista su Baltarusija ir matyti Baltarusija pagrasino numušti. Dabar dar kitas dalykas. Jeigu kariuomenė tenais slankioja pasienio zonoje, tai aš jau jums nekartą aiškinau, kad ana pusė gali be perspėjimo daužti į tanką, į lėktuvą, nes kelia grėsmę. Aišku, ten taikos metas, turėtų įspėjimą. Mes iki galo nežinom, su kuo tas dronas susijęs ir ar jisai turėjo žvalgybinę reikšmę, ar turėjo smogiamąją, nes ganėtinai informacija nesueina. Nes baltarusai, kiek tenka internete žiūrėti, sakė, kad lietuviai stato 3 km atstumu nuo sienos kažkokį gynybinį įtvirtinimą karinį objektą. Tai 3 kilometrai lygiai yra ir Perūno pelkė. Lygiai 3 kilometrai nuo sienos, tai čia viskas sutampa. Ir aš jau jūs perspėjau per pelkių serialą, kad jeigu jie statysit kažką, tai ar tenais dislokuosis, ar ten sėdės, į juos kals raketomis, kals dronais. Dabar tas jau vyksta. Nuvesti į priedangą. Labai smagus buvo dirbtinio intelekto filmukas, kad Skvernelis bėga į priedangą, o ūkininkas su musių gaudyklė tą droną gaudo, karvės ganosi. Realistinis vaizdelis, nes panašiai iš tikrųjų taip ir buvo. Tik tai tiek, kad ten kilometro atstumu nelabai tos karvės ir ganosi. Vien dėl to, kad lietuviai karvių nebelaiko. Ne dėl to, kad ten nėra kaimų. Ten yra visur kaimai, ten yra visur namai. Tai dabar sakysite, ar čia NATO 5 straipsnis. Nežinau, čia būtent ir priklauso, kaip traktuoja teritoriją. Mūsų gerovės teritorija šaukėsi karo, bet kai gavo kovinį droną, žvalgybinį, sako, jeigu čia šachedo kopija, tai čia kovinis dronas, ten statosi 5 kg sprogmuo. 5 kg galva statosi į tą dėžutę, kur rodė, kad kažkokie laidai, suprantat, žmonės tarybiniais metais gaudavo karinį parengimą, o dabar šitie neturi, šitiem gali bet ką pasakyti. Aš dėl to ir pasigavau ir žvengiau, kad ten fanera, popierius, aš tiesiog atkartojau, ką jie pasakojo, kokias nesąmonės. Ir tik tai paskui prisiminiau, kad tarpukario lėktuvai buvo iš faneros. Kad tai yra senas bajeris, nes jisai tada lengvas yra, vėjas įneša, smagiai skrenda. Tai čia lygiai tas pats. Čia norėjo kaštus sumažinti, nes šachedas iš aliuminio ir metalo, tai jisai brangiai kainuoja, nes šachedas yra šitas suicidinės, jisai savižudys yra, jis viskas, jis susisprogdina pats ir jo nebelieka. Tai kainuoja sprogmuo, valdymas, specialistas, satelitas, internetas ir tas aliuminis kainuoja labai brangi operacija, ypač jeigu tave numuša tai į orą. Tai nuspręsta gaminti pigesnius suicidinius. Tai jeigu čia, hebra, jeigu čia šachedas 136 kopija, tai čia yra suicideris. Čia joks nežvalgybinis dronas, kur jo kamera. Ten aiškiai parodė prieš kameras tą dėžutę tuščią, ne? Ten sprogmuo statosi 5 kg. 5 straipsnis. Tai aišku, kad aktyvizuotas buvo, pakėlė naikintuvus. Tai naikintuvai, tai ne mūsų, Lietuva naikintuvų neturi. Pataisykite, jeigu klystu. Lietuva naikintuvus prakalė kažkada, tai ir nebeturi. Mes turėjom 2 naikintuvus, bet jų atsikratėm prieš stodami į NATO, ar tai įstojo į NATO. Nes mus dabar saugos oro policija. Tai čia tie naikintuvai, nežinau kiek ten 14 buvo pakelti, vadinasi buvo oro pavojus, vadinasi vadovai, aš čia analizuoju viską, nes viską melavo. Vadovai į priedangą, tai galėjo būti dienai kokia nepaprastoji padėtis, bet jie niekada nepraneš. Paskui jie sako, taikos metas. Tai palaukite, jeigu aš pakeliu naikintuvus iš NATO oro misijos, tai aš pakeliu 5 straipsnį. Taip išeina, ne? Tai taip išeina.
dabar tą pačią dieną, man atrodo, kai čia dronas įlėkė, Rusijos kažkoks irgi lėktuvas, ne lėktuvėlis, galintis nešti, kaip ten tas, kinžalą, hipersoninę raketą. Galintis nešti kinžalą, reiškia skrendu su lėktuvu ir kinžalą iš lėktuvo aš galiu iššauti, nebūtinai iš Juodosios jūros. Tai galintis nešti kinžalą buvo pastebėtas prie Lenkijos sienos. Liepos 9 Lenkijoje pakeltas oro pavojus, o dabar vėl pakeltas oro pavojus, nes rusai apšaudė Lucką ir Lvivą raketomis. Antraštėse parašyta, kad bombardavo raketomis, o prieš tai skrido lėktuvas galintis nešti kinžalą. Abiem atvejais NATO oro erdvė nepažįsta, tačiau viskas vyksta per arti NATO oro erdvės. Tai dabar mes turim Lenkiją, kurioje oro pavojus, turim Lietuvą, kurioje oro pavojus. Kariuomenė turėjo atsakyti, jeigu pakeliami naikintuvai, ar iš tikrųjų tik tai pusei valandos yra oro pavojus kažkoks, tai kaip traktuojasi, jie neišsiuntė ne vienos žinutės, ne vienam gyventojui. Jie turėjo dublikatinį įvykį tuo pačiu metu. Latvis, ten teroristas, banditas, Kovalda. Aš gavau 2 žinutės apie tą patį įvykį. Greičiausiai viena žinutė turėjo būti apie droną, o kita apie Latviją. Aš gavau 2 žinutės vienodas apie Latviją. Tai pinigai panaudoti vienam įvykiui 2 kartus. Tai aš tada man įtarimas kilo, kad greičiausiai yra 2 įvykiai, taip ir buvo. Trečia žinutė, kad jis rastas. Lavonas apdegęs gulėjo šalia mašinos, Dzūkijos gidas laikraštis filmavo iš dronų ir niekas nematė lavono, nes pakėlė malūnsparnį, kukurūzniką, aš menkinančiai apibūdinau, pakėlė arą, gaisrinės nevažiavo, veiksmo filmą pasidarė, pasirodo, jie puikiai, čia tokios, žinokit, feiko technologijos, iš tikrųjų, jeigu tu elgiesi kaip aktorius, jie pridengė kitą įvykį, kad mūsų užpuolė Baltarusija. Mūsų užpuolė Baltarusija. Tačiau, kai aš žiūrėjau Baltarusijos video apie pasienio tarnybą, tai jie sakė, kad jie pastaruoju metu pastoviai tuos dronus iš Lietuvos gaudo ir numušinėja. Kalbėjo pasienietis, ar tai kariškis, kuris savo rankom numušė lietuvišką droną. Ir dabar dar vakar geriausias atsakymas, kodėl Lietuva nenumušinėja objektų, kurie skrenda per sieną. Vakar Kaune mokyklos kieme, aš tik nepatikrinau kurios, antraštę paskaičiau, nusileido vėl kontrabandos balionas. Tai čia turbūt tiem šauniem čigonam, kur prekiauja cigaretėm Turkuje. Va taip jie gauna tiesiai. Tiesiai gauna į kiemą, nereikia niekur važiuoti. Taigi visi ir juokiasi, kad jeigu kontroliuotų pasienį, tie balionai nepraskristų. Tai atskrido balionas, tai pažiūrėkit, koks kelias nuo Baltarusijos sienos iki Kauno, o jeigu čia nuo Rusijos sienos iki Kauno, o jeigu vėl balionuose sprogmenys, o ne cigaretės, tai duok dieve, kad ten cigaretės, o ne sprogmenys. Tai reikės dar pasižiūrėti tą informaciją. Tai vat tokie pamąstymai apie oro erdvę ir mums žinučių neatsiunčia. Mum į priedangas eiti neliepia, nors mes daugelis turim ar rūsius, ar kaime, kažkur tai ir miške ir rūsys, kur jeigu labai bijom, galėtume pabėgti, pasislėpti tuo momentu. Ar dar kažką, va, aš uogienės pradėjau daryti su daug cukraus, nes taip, jeigu negalėsi kažkur išeiti, dronai kažkokie skraidys, jeigu šitie durniai išprovokuos, tai bent uogienės pavalgysi su batonu. Pasidarykit uogienių saldžių, ką čia patarti. Nežinau, puodą kokį aliumininį pasistatyti ir po jo pasislėpti. Neįsivaizduoju. Tai ačiū, kad remiate. Aš parašiau jau žinutėj, kad neįsivaizduokit, kad čia lengva. Čia dabar nėra lengva, nes tokia situacija, kad remontuojasi darbas. Dirba tokioj